Sveiki, draugai. Yra pirmadienis, beveik 6 valanda vakaro. Ir aš atlėkiau į seniai nelankytą vietą. Ta vieta tikrai nuo paskutinio karto labai pasikeitė. Lelijos užėmė didelius plotus vandens. Bet tai tikrai puiki slėptuvė karpiams. Aišku, ištraukti per jas irgi nebus lengva, bet visų pirma pasistengsiu sulaukti bent kibimo. O tam naudosiu Ronį Rygą su popiku, garlic. Jį mesiu prie kranto, jaukinsiu šiek tiek, kas liko nuo kojinių, tokia krušų, boilių ir pelečių mišinių. Half of wrap, parodysiu vėliau, kur. Turiu peach su peach caramel viršūnėlę, saldesnė kombinacija. Ir pasirinkau classic shellfishą su glory fish raudona viršūnė. Taigi, prie abiejų pridėsiu po pavakojnytę iš smulkių pelečių ir tų pačių shellfisho boiliukų krūšintų. Taigi metamės. Turim 3 valandas kokias geras, iki pradės temstant, visgi ne savaitgalis, per daug užsibūt negalim, tad bandom. Kągi, meškerės užmestas. Ir šias 2 vietas tiesiai priešais mane jau atvykęs iškart įmečiau po saujelę boiliukų, classic shellfisho ir peacho. O ten prie kranto, kaip matėt, iš saujelės tiesiog likutį nuo pala ir popiką paguldžiau. Ten daug prie kranto lelijų, tai lieka sulaukti karpio. Už kokios 1,5 valandos planuoju į ką persimest, jeigu nebus kibimo. Ir laikykit už mane irgi. Senai jau neturėjau karpio, tai tikiuosi, kad senos geros vietos nenuvils ir bent vieną šį vakar padovanos.
Pagaliau. Kągi, štai masaliukas padėjęs nutraukti šį mano karpių badą. Classic Shellfish, Glory Fish viršūnė. Trumpas pavadukas, plaukas irgi ne per ilgiausias. Lengvi švinukai, metimai artimi, tai žuvis kol kas laukia graibšte, o aš persimetu ir tada jau pažiūrėsim, kasgi susiviliojo. Prie to paties saujelę nepamaišys, kad jau užkybo. Kągi, geras pusvalandis nuo žvejybos pradžios ir pagaliau 8 kg karpiukas. Labai gyvybingas, pavyko jį išvilioti iš lelijų. Ir reikia paskubėti, nes kažkas lyg ir domės popiku. Tai tikiuosi dar tai nebus paskutinė žuvis. Greit pasidaryti nuotrauką ir paleisti. Ir dar pabandau greit jums ją parodyti. Gražus, su linija. Opa, štai tokia žuvytė. Classic Shellfish, Glory Fish viršūnė. PVA koinytė, keletą boilių šalia. Puiku. Kad jau paukštis patempė valą, tai persimesiu kiek anksčiau. Praėjo kiek daugiau jau nei valanda. Keičiu kombinaciją peach su geltonu bananu ir prie jo dėsiu solidesnę PVA. Pamėginsim taip. Ir vėlgi ten prie vėlyjų.
Kągi, meškerės permestos, masalai atšviežinti, kai kurie pakeisti šiek tiek. Ir tikiuosi dar turim kiek daugiau nei valandą. Apie 9 po 9 prasidės saulėlydis. Pavasarį būtent tuo metu jie čia mėgo kipt, tai tikiuosi, kad dar koks įsiprašys į mano graibštą ir su juo pavyks nusifotkinti ant kranto. Tad laukiam, o jūs neįsijunkit. Kągi, netruko prabėgti ir paskutinės nepilnas 2 valandas. Dabar jau keliauju link mašinos. Visgi pirmadienis neblogas. Saulė jau baigia nusileisti. Ir ką, yra apie 9:30. Daugiau dėja kibimų neturėjau. Bet ir tuo vienu esu tikrai patenkintas. Po ilgo laiko karpis pabuvojo mate. Tai tikrai puiku. Ką, tikiuosi, sutiksim jau kitame vėl video. Jei ką, sekit mane socialinės tinkluose. Ten kiek daugiau šviežesnių naujienų. Ir ką, visiems ačiū, kas žiūrėjot. Nepamirškit prenumeruoti kanalą. Ir susitiksim kitą kartą.